Taip, visi sveiki sugrįžę į sporto veidrodį ir šiandieną aš noriu su jumis pakalbėti apie sporto psichologiją, bendrai apie psichologiją ledo ritulyje ir sporte. Bet tai, kadangi aš nesu psichologas, tai remiuosi tokio autoriaus Seano Millerio knyga, ji vadinasi Hockey Tough. Taip kad iškart paskaitysiu. Seanas Milleris yra sporto psichologas, daugiau nei 30 metų dirbantis su profesionaliais sportininkais, įskaitant NHL žaidėjus, Kanados nacionalinės komandas ir olimpinius atletus. Jo klientai ne tik pasaulio čempionai, bet ir tie, kurie ieško būdo, kaip pakelti savo žaidimą į kitą lygį. Milleris garsėja tuo, kad sugeba ne tik suteikti psichologinių įrankių, bet ir kalbėti taip, kad sportininkai juos tikrai pritaikytų praktikoje. Tas yra labai svarbu – pritaikyti, ne tik paskaityti ir pamiršti, bet pritaikyti iš tikrųjų. Knyga Hockey Tough, įdėsiu kaip jinai atrodo ta knyga, jeigu kažkas norės nusipirkti ją ir paskaityti ją pilnai, labai prašom, labai gera knyga. Knyga Hockey Tough yra tarsi psichologinis žaidimo vadovas, apimantis viską nuo pasitikėjimo savimi iki streso valdymo, nuo motyvacijos iki koncentracijos. Tai nėra sausas, teorinis veikalas, tai metodų ir įžvalgų rinkinys, kurį Milleris patikrino su elitiniais sportininkais realiame gyvenime. Vėliau knygos link pabaigos maždaug ten bus tie sportininkai, kurie atsiliepia apie knygą arba dalinasi savo patirtimi, kaip jie kovoja su savo psichologiniam problemam ir su kuo jie susidūrė ir kaip su jie tas problemas sprendė. Bet čia bus vėliau. Šiandieną mes daugmaž apibrėšim tik tai pirmą, antrą skyrių, apibėgsim ir pasižiūrėsim apie ką bendrai ta knyga, o vėliau kitose laidose jau bus šiek tiek viskas giliau. Treneris Barry Trotz, tai Barry Trotzas buvo Washington Capitals treneris, toksai pupuliukas su plika galva. Žmogus geras atrodo, yra sakęs, kad psichologinis pasirengimas ledo ritulyje yra lygiai tiek pat svarbus, kiek ir fizinis. Aš manyčiau, aišku, su Barry Trotzu turbūt nesilygiuosiu, bet mano manimu, psichologinis pasirengimas yra dar svarbiau negu fizinis pasirengimas. Ši knyga būtent apie tai. Tai vat, knyga tokia. Pirmas skyrius, einam prie pirmo skyriaus. Pirmame skyriuje Milleris iškart meta iššūkį mūsų įsivaizdavimui, kas yra tvirtumas. Daugelis galvoja, kad tvirtas žaidėjas tai yra koksai. Tai tas, kuris muša įvarčius, atlaiko smūgius, yra dideliais raumenimis, plačiu kaklu ir taip toliau. Tarsi, visi maždaug įsivaizduojam, kas yra tas tvirtas, toksai kietas žmogus. Tačiau tikrasis tvirtumas, pasak Millerio, prasideda ne raumenyse, o galvoje. Kas yra iš tikrųjų, tai yra didelė tiesa. Bet prie to irgi vėliau prieisim. Kodėl tai yra tiesa? Mokslinis intarpas, čia pasiruošiau, radau geras, psichologinė ištvermė. Psichologai naudoja terminą resilience, atsparumas, tai gebėjimas atsitiesti po klaidos, kas yra labai svarbu, ypač ledo ritulyje, po nesėkmės, po pralaimėjimo. Žaidėjas, kuris po praleisto įvarčio nuleidžia galvą, jau pralaimėjo ne tik lentelėje, bet ir savo viduje. Tyrimai rodo, kad tie, kurie geba perkrauti mintis ir greitai grįžti į čia ir dabar, demonstruoja geresnius rezultatus ne tik sporte, bet ir moksluose, versle ir gyvenime. Faktas, kad nuo mažens, čia jau mano dabar bus intarpas, kad nuo mažens, jeigu sportininkas yra teisingai ugdomas psichologiškai, ne tik fiziškai, bet ir psichologiškai, bet vis tiek turi ir tas, bet jam tas psichologinis tvirtumas garantuotai 150% padės gyvenime ateityje. Tik tai teigiamai. Jeigu yra teigiamas psichologinė terpė ir teigiamas teisingas psichologinis auklėjimas. O sportas toks ir turėtų būti turbūt, nes sportas grūdina žmonės. Gerai, reali istorija.
Sidney Crosbys, kai Crosbys 2011 metais dėl smegenų sutrenkimo, aš atsimenu tuos metus, praleido beveik visą sezoną, irgi aš atsimenu labai puikiai, netgi galvojau, kur jisai dingo žmogus ir kaip dabar jisai po metų tokios traumos ir po metų pertraukos jisai atsigaus ir kaip jisai iš viso žais, bet puikiai žmogus susitvarkė. Praleido beveik visą sezoną, daugelis spėliojo, ar jis sugrįž toks pats, kaip ir aš galvojau, ar jis sugrįž toks pats. Jis praleido mėnesius ne tik fiziškai atsigaudamas, bet ir dirbdamas su psichologais, kad išvengtų baimės dėl pakartotinų traumų. Kas yra irgi ypatingai svarbu, nes žmogus gavęs tokią traumą, vėliau net nevalyvai, jis gali bijoti viduj smegenyse, jiems smegenys duoda impulsus, kad jisai bijo kažką, pavyzdžiui, drąsiai eiti į kampą, prie borto, kovoti, nes jisai, pavyzdžiui, nevalyvai gali galvoti, kad dabar jį pribortuos, pavyzdžiui, ir jisai gaus vėl tą traumą ir tada jis baigs karjerą. Ir ta mintis tokia, jinai viduj grindina tiesiog, neduoda ramybės. Aš esu su tuo susidūręs pats asmeniškai gyvenime. Ne sporte, bet bendrai gyvenime ir tas yra labai rimta. Taip pat, grįžęs jis ne tik išlaikė savo lygį, vėl grįžtam prie Crosbio, tai grįžęs jis ne tik išlaikė savo lygį, bet jis vėl tapo vienu geriausių pasaulyje. Paprasta, ne? Nėra taip paprasta. Taip, dabar praktinis patarimas skaitytojui, kurį Milleris savo knygoje siūlo, ką reiktų daryti, arba nuo ko pradėti daugmaž, sakykime, čiupinėti tą psichologinį tokį pasirengimą. Tai 3 kvėpavimų reset, tai perkrova. 3 kvėpavimų perkrova, persikrovimą po klaidos, po praleisto įvarčio ar net po sunkaus darbo susirinkimo. Čia turėjau omeny, kad turbūt gyvenime kažkam versle ar dar kažkur tai buvo sudėtingas susirinkimas ir kažkokių tai, sakykime, galbūt neigiamų, negatyvių buvo dalykų. Tai giliai, čia jau senas dalykas, ypač suaugę žmonės, tai tą turbūt labai gerai žino. Tai kad visada ir sako, ir senoliai, tu pakvėpuok ir praeis. Tai vat, ir šitoje knygoje nieko naujo, giliai įkvėp pro nosį, skaičiuodamas iki 4. Sulaikyk kvėpavimą 2 sekundės ir iškvėp pro burną iki galo, kad iki galo, tai ką tai reiškia iki galo? Tai kad visiškai išleistum visą orą, netgi kuris yra po šonkauliais, tai pilve. Pakartok tą 3 kartus, sutelkiant mintis į kas toliau, o ne kas buvo. Kas buvo, ištrint reikia tą mintį, nes kas buvo, to niekada nebebus. Tai viskas, tai jau praeitis ir jinai negrįš atgal. Tai gali skambėti per paprastai, bet net tokia maža technika smegenyse sumažina kortizolio lygį ir leidžia greičiau atgauti fokusą. Taip. Taip, 2 skyrius. Pirmam skyriui nebuvo labai daug, bet susipažinom, kas tas Milleris ir maždaug apie ką jisai tas žmogus rašo. Dabar 2 skyriuje kontrolė, tas 2 skyrius vadinasi kontrolė tavo rankose. Milleris gilina mintį, tikrasis tvirtumas reiškia kontrolę, bet ne visko, o to, ką gali kontroliuoti, nes jeigu tu negali kontroliuoti, dėl to neturėtum labai ir pergyventi, nes jeigu, pavyzdžiui, didžiulis vėjas planuoja nuversti, pavyzdžiui, medį kažkur tai, ar mes galim tą pakeisti kaip nors? Turbūt, kad niekaip. Tai galim dėl to, ar mes turim pergyventi dėl to ir nerimauti. Gal šiek tiek galima, kad galbūt nukris ant žmonių ar dar kažko, bet mes to pakeisti negalim. Kaip bus, tai bus. Ir tiesiog reikia tą perleipti tą mintį ir eiti toliau. 3 ratų modelis. Jisai rašo, kad įsivaizduok 3 koncentrinius ratus.
Vidinis ratas tai tavo mintis, pastangos ir pasiruošimas. Vidurinis ratas žaidimo eiga, komandos strategija. Ir išorinis ratas teisėjai, žiūrovai ir oro sąlygos. Kaip ir minėjau, oro sąlygos mes jų negalim įtakoti. Nebent esame konspiratoriai kokie. Tai galim ir pagalvoti apie tai. Milleris pabrėžia, kad 95% savo energijos skirk vidiniam ratui. Tai vidinis, tai tavo, priminsiu, vidinis ratas yra tavo mintis, pastangos ir pasiruošimas. Nesvarbu, koks teisėjo sprendimas ar kokia publikos reakcija, visi gali ten buu. Tavo užduotis išlikti fokusuotam į tai, ką tu realiai gali pakeisti. Iš karto pavyzdys, kurį aš labai gerai atsimenu ir buvau labai tiesą pasakius nustebęs, tai kai Tuukka Raska nušvilpė arba nubūino Boston Bruins fanai. Ta prasme, atrodo, fanai komandos Boston Bruinai, Tuukka Raskas buvo žvaigždė šios komandos. Ir aš esu net matęs tas varžybas, kai jį būvino. Niekaip nesupratau, bet Tuukka Raskas turbūt tiesiog viską taip nusivalė ir nuėjo toliau. Pabūvino ir nustos. Pavyzdys, Tuukka Raskas dar vienas. Tai dabar aš net buvau šito neišskaičiau iki galo ir įdėjau savo pavyzdį, bet dabar dar vienas yra Tuukka Rasko. Kad buvęs Boston Bruins vartininkas Tuukka Rask garsėjo savo gebėjimu išlikti ramus net po ginčytinų įvarčių. Jis yra sakęs, jei teisėjas nusprendė, kad įvartis galioja, mano darbas yra neginčytis, o galvoti apie kitą ataką. Toks mąstymas saugo nuo emocijų svyravimų, kurie gali kainuoti pergalę. Dabar, ką paaiškina būtent sporto psichologija apie būtent šį atvejį. Sporto psichologija tai vadinama attentional control. Mūsų smegenys nuolat filtruoja milijonus stimulų, jei leidžiame jiems valdyti, pavyzdžiui, pykstame ant teisėjo, prarandame gebėjimą numatyti varžovo veiksmus. Tyrimai su elitiniais vartininkais rodo, kad tie, kurie geba atjungti pašalinį triukšmą, turi greitesnį reakcijos laiką net 0,2 sekundės, kas yra pakankamai daug, žinant, kokiu greičiu lekia ledo ritulys oru. Praktinė užduotis, kurią Milleris siūlo padaryti, tai per savaitę po kiekvienos treniruotės ar rungtynių atsakyk savo į 2 klausimus. Ką šiandien galėjau kontroliuoti ir padariau gerai? Tai vienas klausimas. Antras klausimas, kas buvo už mano arba ne mano kontrolės lauke arba už mano kontrolės ribų ir kaip aš į tai reagavau. Pavyzdžiui, nežinau, vėl tas pats ten. Pavyzdžiui, šiandien lyja. Ar aš tą galiu kontroliuoti? Niekaip negaliu kontroliuoti ir dėl to atsikelt ir pykt ant oro, tai yra savęs nekontroliavimas. Taip, apjungta esmė, mentalitetas kaip įprotis. Čia apjungta esmė, tai reiškia apie tai, ką visą šitą laiką aš kalbėjau, dabar tiesiog bus toks trumpai į vieną viskas apjungta. Tai mentalitetas kaip įprotis. Šie 2 skyriai sujungti kartu formuoja kertinį pagrindą. Pirmas, tai yra tvirtumas, yra įprotis, greitai atsitiesti. Antra, dėmesį ir energiją skirk tik tam, ką gali pakeisti. Elitiniai žaidėjai tai daro automatiškai, bet jie taip nedaro ne dėl talento. Jie taip nedaro dėl talento, jie tai išmoko. Mes visi mokomės, nes mes visi gimstam, daug dalykų atsiranda per gyvenimą, kurie, sakykime, visaip bando mūsų psichologiją, ją pažeidžia arba ją kaip tik gerina, bet iš principo psichologinių dalykų reikia, kaip ir vos ne kokią, nežinau, rašyti, skaičiuoti, reikia mokytis. Aš manau, kad tokie dalykai turėtų būti mokomi jau nuo darželio. Jie tai išmoko kartodami šias praktikas vėl ir vėl, kol tai tapo jų žaidimo DNR dalimi.
Ir pabaigos mintis. Ledo ritulys yra ne tik greičiausias žaidimas ant ledo, tai yra greičiausias emocijų testas. Per sekundę tu gali būti didvyris arba suklydėlis, bet tik nuo tavo galvos priklauso, kaip atrodys kitas momentas. Kaip sakė Wayne Gretzky, tu praleidi 100% metimų, kurių tu net neatlieki, o psichologinėje pusėje tai reiškia praleidi 100% galimybių, kurių nepastebi, nes tavo galva užimta kažkuom kitu arba užstrigusi praeityje. Taip, kitame epizode pereisime prie 3 ir 4 skyriaus. Ten bus parašyta apie pasitikėjimo savimi kūrimą, streso valdymą, esant presingui arba spaudimui, kas yra labai aktualu ir svarbu ypatingai ledo ritulyje. Bus daug praktinių pavyzdžių ir istorijų iš NHL rūbinių. Susimatom.